Gerai. Sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai. Šiandien lauke yra balandžio 26 diena, šeštadienis. Lauke 5 laipsniai šilumos, pučia šaltas šiaurinis vėjas, kai kur lyja, kai kur krenta snaigės. Vyksta Suvalkijos dviračių žiedas gravel varžybos. Labai gaila, biškė esu apsirgęs, negalėjau ten dalyvauti, bet tenais šiuo metu mina mano komandžiokai Marius, Nerijus ir Justas. Linkiu jiems sėkmės, o aš filmuoju šį reportažą ir bandau pasveikti, nes už 2 dienų turiu skristi į Ispaniją, dalyvauti kitose varžybose. Rytoj, sekmadienį, dar vyks vienos varžybos, tai yra Plentas TT. Jeigu sveikata pagerės, tikiuosi nuvažiuosiu, ten sudalyvausiu 15 km, 25 minutės, pasidarom FTP testą, grįžtu namo ir šiltai laukiu antradienio. O dabar prie reikalo apie pasiruošimą vienam laukiamiausių šių metų gravel varžybų startų, tai yra Vetraka. Jau antradienį skrendam į Ispaniją, kur ketvirtadienį startuosime varžybose. Vetraka tai yra didžiausias gravel renginys Europoje, kurio pristatinėti gravelio mėgėjams galbūt tikrai nereikia. Bet trumpai apie šias varžybas. Kasgi mūsų ten laukia? Vetraka vyksta Ispanijoje, Žironoje, gravel sostinė, kaip jie save vadina, ir šiemet į varžybas atvyksta iš viso rekordinis skaičius dalyvių 4000 žmonių. Tam, kad įsivaizduoti, tai yra turbūt kokių, 20 pilnų lėktuvų žmonių, 4000 dviračių, nežinau kiek tūkstančių gertuvių, kiek ten kas vežasi, bet viską mes tenais patikrinsim, užfiksuosim ir jums apie jas papasakosim. Dalyviai varžybose varžosi įvairaus sudėtingumo trasose. 100 km, 200, 360 ir 560 adventure trasa. Aš Trakoje jau dalyvavau 2 kartus, abu kartus myniau 200 km distanciją. Kartu tenais yra dalyvavęs ir mūsų komandžiokas Tomas Vaitkus, ir pernai dalyvavo ir Paulius, pernai dalyvavo Nerijus, pernai ir užpernai irgi dalyvavo ir kiti lietuviai. Tikimės ir šiemet jų tenais sutiksime daugiau prie starto. Renginys Vetraka tai nėra tiesiog varžybos. Jis vyksta visą savaitę, mes skrendame antradienį, trečiadienį, žinome, ten yra visokie social raidai, yra hill climbai, yra visokie kitokie įdomus dalykai, workshopai ir panašiai, galima apžiūrėti gamintojų produkciją, galima susitikti su įvairiausių komandų sportininkais, tai vienu žodžiu veiksmo tikrai pilna, visos skirtingos distancijos startuoja skirtingomis dienomis, dėl to vieni sportininkai gali palaikyti kitus, kiti gali stebėti kitus, taip kad tikrai visi gali surasti ten daug ką nuveikti. Kadangi, kaip minėjau, Trakoje jau dalyvavau 2 kartus 200 km distancijoje, tai šiemet su komanda pasitarėm ir sakėm, kad suduosime kaip kumštis. Tai visi 4, aš, Paulius, Nerijus ir Justas, startuosime Vetraka Adventure. Adventure tai yra 560 km ilgio trasa. Mūsų laukia apie 10 000 metrų sukilimo. Tai vėl nusprendėm šitą trasą, kaip jinai ir vadinasi, Adventure, važiuoti nuotykių režimų. Skelsime viską į 2 dalis, minsime 1 dieną, minsime 2 dieną. Nenorime važiuoti naktį, nes naktį nesimato gražiosios apylinkės, todėl kad naktį yra tamsu. Mūsų startas yra ketvirtadienį 6 ryto, minsime visą ketvirtadienį iki kokios 6-7 valandos vakaro, kažkur pusiaukelėje stosime kalnuose, per 1 dieną tikime surinkti apie 2/3 mūsų laukiančio sukilimo, tai manau, kad nuvažiuosime apie 250-280 km ir sukilsime kokius 6000 metrų vertikalaus sukilimo. Ir 2 dienai pasiliksime lygesnę trasos dalį ir apie porą šimtų su viršum kilometrų nuotolio. Trasos reljefas irgi yra labai įvairus, Žirona yra šiek tiek aukščiau virš jūros lygio, taigi išvažiavę kilsime per 1, 2, 3 kalnus, iš viso pakilsime į 2000 metrų aukštį. Matėme postus Instagram'e iš trasos Rekė, kai kurie sportininkai jau nuvažiavę ir tenais važinėjasi, apžiūrinėja trasos segmentus, dalinasi nuotraukomis, tai žinau, kad 2000 metrų aukštyje dar yra sniego, aišku, kelias yra nuvalytas, bet pakelėse dideli kalnai sniego, todėl gali būti šalta, reikės pasiimti šiltesnių drabužių.
Na, o dabar pakalbėkime pagrindinį dalyką, kuris reikalingas gravel varžybose, tai yra apie gravel dviračio. Iš esmės, tai beveik nieko nekeičiau nuo kelionės po Kanarų salas. Priekė, kaip visada, mano šaunusis ištikimas Wahoo Bolt kompiuteriukas. Žinau, kad netrukus pasirodys nauji modeliai, turbūt reiks iš karto upgrade'inti. Apačioje yra lemputė, jeigu tektų šiek tiek užtrukti trasoje. Tiek priekyje, tiek ir gale yra 45 mm pločio Pirelli Cinturato Gravel M padangos. Jas man rekomendavo ispanai ir aš su jom ir žadu važiuoti dabar Ispanijoje. Apačioje turiu dėtuvę visokiems įrankiams. Labai man čia patiko keliaujant po Kanarų salas būti viskas susidėjęs, telpa viskas, visi įrankiai, rankeliai, CO2 pompytės, atsarginė kamera, visokios smulkios detalės ir panašiai. Priekyje planavau dėti 38 dantų žvaigždę, bet vis dėlto po Kanarų supratau, kad turiu kojose pakankamai jėgų, todėl važiuoju su 40. Gale yra 1052 MTB kasetė. GX perjungęs, jis čianais greičiausiai ir liks. Vežuosi su savim 2 gertuvės. Beje, Velonovoje atsirado naujas produktas Scratch Labs angliavandeniai ir elektrolitai. Testuoju šitos dalykus, skonis geras, efektas irgi geras. O kas keičiasi nuo Kanarų kelionės? Keičiasi tašių setapas. Prieš Kanarus buvau užsisakęs Telfino produkcijos, nespėjau jos gauti, grįžau, atkeliavo ir dabar, nors šis trakos nuotykis nėra labai ilgas 2 dienų, sakykim taip, galbūt jeigu ten norėsim neskubėti ir 3 dienos gausis, bet turiu 3 tašes, 1, 2, 3 ir visas jas labai noriu vežtis, nors tikrai nežinau, ką ten tiek reikia susidėti. Galbūt tiesiog dėl aerodinamikos vešiuosi viduje orą, tiesiog, kad būtų užpildytas rėmas, nes kai greit važiuoji, oras apteka ir nueina tolyn, žodžiu. Tai nėra čia turbulencinių visokių dalykų ir galima labai greitai važiuoti. Bet yra svarbiausias naujas mano pirkinys, štai šitas Tailfin rėmas, jis yra pagamintas iš karbono, yra itin lengvas, yra prailginta šis, prie jos greitai tvirtinasi, galima atsekti, galima nuimti, užsidėjai, užfiksavai. Viršutinė tašė yra 18 litrų, telpa, nežinau, patys skaičiuokit, apie 25 buteliai vyno, jeigu 18 litrų, tiek vyno tikrai aš nesivešiu, galbūt čia nais, va, užsikišim vieną putojančią arba vieną raudoną į kelionę ir važiuosim. Tai šitas setapas man labai patinka, gali būti, kad išimsiu arba tą tašę, arba šitą, bet šitą tai tikrai noriu turėti su savim. Labai patogu, per viršų viskas greičia atsisega. Greit atsisega, tikrai greit, va, atsisegi. Jeigu kažką tai nori išsiimti, susidėti. Va, dabar turiu dekutį. Šiltas, labai fainas. Tikrai jo nesivešiu su savimi Ispaniją, nes tam nakvynį užsisakinėsiu viešbutį. Vėl susipakavom, išleidom orą ir važiuojam. Taigi, kaip ir paminėjau, tikrai nesivešiu visas tašes prikrautas pilnas daiktų, kadangi kilsim į 2 km aukštį, kur yra sniego, gali būti šalta, pasimsiu striukelę, šilta, pasimsiu striukelę nuo lietaus, rankiukus, kojukus, pirštinės trumpas, pirštinės ilgas, tam, kad būtų komfortas, tam, kad nešalti. Tada dar specialiai trakai mūsų komandžiokas ir feikeikų siela Paulius pagamino naujo dizaino feikeik marškinėlius, tai yra naujus džersius. Juos parodysime per Instagramą prie starto linijos Trakoje. Šiaip galėčiau iš vis greičiausiai keliauti tik tai su viena taše, nes planuoju dar vežtis hidropaką kuprinėlę čia su tom kišenėlėm, nes labai patogu turėti telefono pafilmavimui, kamerą kažkokią greitai geliukus išsiimti ar kažką tai tokio naudingo. Bet kadangi turiu visas šitas naujas tašes, o šį sezoną manęs dar laukia ne viena ultra, todėl noriu nusivežti, viską išbandyti Ispanijoje, patestuoti, pasižiūrėti, kaip laikosi, kiek ko telpa, ar dulka, ar nedulka, ar kas nors barška, ar atsisuka, ar neatsisuka ir tada jau būti užtikrintas kitose ultra varžybose vėliau šiame sezone. Taigi, toks yra Vitraka planas, toks yra Vitraka dviračio etapas, o norėdami sužinoti daugiau, būtinai prisijungkite prie naujo Instagramo akaunto Ant Gravel ir sekite mano ir komandos Feikeik nuotykius YouTube kanale. Tai yra mano naujoji grandinė, kuri keliaus su manimi ir bus naudojama ne tik tai prieš startą ir finišą, bet ją galima užsidėti po džersiu, jinai yra labai. Važiuojam. Beje, jeigu norite tokių arba panašių
blizono arba marškinėlių su užrašu ant gravel priekį ir nugaroje, rašykite man į Instagramą, rašykite komentaruose, susisieksiu, supakuosiu ir išsiųsiu. Važiuojam.